Taigi sveiki visi atvykę į mano 18 vlogmą. Aš jau juos pamirštu, dėl to, kad filmuoju keletos dienų ir dar yra nesumontuotas, todėl to labiau pamirštu. Tai norėjau pasirodyti, kaip atrodau su savo dabartiniais plaukais. Žodžiu, dar turiu truputėlį rožinio. Nesidažysiu tų savo rožinių dėl to, kad vis tiek manęs laukia ilga kelionė, kur tikriausiai užsibūsiu pusiai metų vėl užsieny, tai nemanau, kad bus ten kur dažytis ir jie taip vis tiek nubluks. Aš tikrai prie jų grįšiu, aš taip manau, nes man žiauriai patiko, aš ir dabar galėčiau dažytis, jeigu pati mokėčiau nusidažyti, bet yra labai sunku, nes ta spalva yra žiauriai tepli ir tiesiog pačiam nusidažyti yra žiauriai sunku ir dar nusiplauti, jog tu nesugadintum savo kitų plaukų, kurie yra šviesus. Tai jo, tai pamatysite, kaip nusprendžiau nusidažyti. Tai tikiuosi neužtruksiu labai ilgai, nes liko tik 2 dienos ir aš turiu begalės darbų ir tikiuosi, žinau, kad norės galbūt dar kokios draugės susitikti, bet pas mane laikas yra žiauriai ribotas, tai šiandien visą dieną su videkais, dar namus reikia susitvarkyti, kaip ir paskutinį kartą, rytoj vis tiek jau labiau ilsėsios, galbūt, irgi kažką tvarkysios, galbūt pasiskirsiuosiu po 2 dienas ir to jau daiktus dėsios. Tai nežinau, tikriausiai Q&A truputėlį nusikels, galbūt kai ten būsiu, o galbūt kai grįšiu, dar jums nufilmuosiu tą Q&A naujųjų metų progą. Tai nežinau, bet darbų yra pilna ir susitiksime, kai aš jau būsiu kitokia. Na va, grįžo blondė. Žodžiu, tai nusidažiau blondiniškai. Tai liko truputėlį rožinių, nes nieko čia negalėjau padaryti ant viršaus dėti, bet man ir patinka. Vis tiek jie atsiplaus, nieko jau čia beveik kaip ir nesimato. Šaknelės nudažė ir visai kitas vaizdas pakirpo. Tai žodžiu dabar truputėlį trumpesni tokie. But I love it. Tai jo, grįžau į savo andžišką versiją. Tai taip, sužinojau šiaip, kad jeigu nori normalią spalvą išlaikyti, tai turi dažyti kas 6 savaitės. Tai jo, tai dabar reiks pačiai dažyti. Tai susižinojau, kokius man reikia dažus nusipirkti ir visą kitą. Tai žodžiu. Bet atradau dabar tikriausiai savo kirpėją, pas kurią eisiu. Noriu užsitraukti gal roletus, nežinau. Nes jau kažkaip namie per tamsu. Tai jo, bet aš niekur nedingsiu, jūs negalvokit, kad aš tą rožinę spalvą tai pamiršiu. Čia buvo mano pats geriausias iš tikrųjų sprendimas nusidažyti plaukus. Tai iš tikrųjų labai senai norėjau, nes blondiniški tai man yra the best. Bet kad tą rožinę pasirinkau, tai aš tikrai nesigailiu. Ir tikrai būčiau ją dažysi, jeigu turėčiau galimybę ir kažkaip pati mokėčiau nusidažyti, arba būtų kokia nors tai ten kirpėja, kurią lengvai galėčiau susirasti. Tai aš dar grįšiu, nežinau ar vasarą, nežinau ar truputėlį vėliau, bet aš dar grįšiu su ta spalvelė. Tai jo, varau pavalgyti ir nežinau, ką daugiau veiksiu. Gal keliausiu truputėlį lauką, gal eisiu tiesiog editinti videką ir vėliau vakare kažką veiksiu. Kepsiu galbūt sausinukus, nežinau, bet pakomentuokite komentarus, ar gražiai atrodo, ar tinka man. Aišku, kad tinka, bet žodžiu vis tiek. Tai susitinkam po kelių sekundžių, žiūrim, ką mes veiksim. 18 dienukė. Veido serumas. Na tai nieko, kaip ir nebenuveikiau. Pavalgiau, susieditinau video. Keliuosi dabar. Noriu nusivalyti, nes keliausiu pažiūrėti filmą. Jeigu verkčiau netyčia, tai kad nebūtų akis juodos.
Šiaip tai labai lengvai tas tušas nusivalo, kur rodžiau praeitame video. Tai jau nusprendžiau, kad sujungsiu ir rytojaus dienikę, nes vis tiek bus jau paskutinė, tvarkysios, bus vis tiek daugiau ką nufilmuoti. Tai dėsios daiktus, parilaksinsiu, tai... O paskiau jau kelionės video ir visa kita jau bus kiti video. Nežinau, kaip ten su anais darysiu, nežinau, kiek iš vis ten turėsiu laiko, kada filmuoti ir panašiai, tai nieko iš vis nežinau. Tai žodžiu. Buvau biškį keivės, apsipirkau skanėstų prie filmo. Aš taip negaliu žiūrėti. Oi, reiks rytoj valgyti viską, kad paskiau nesugesta. Tai rytoj bus valgymo diena. Nebežinau, ar kažką darysiu, nes kažkaip paskutinės dienos niekaip nebeprisirašiau nei tų sausainiukų, nei nieko, tai galbūt tą tešlykę nusivešiu į Norvegiją, o kisielio gal pas mamą nusivešiu, išsivirsim, nes ten tokio nėra ir žadėjo prašyti manęs, kad nupirkčiau. Tai vat, turėsiu bent jau vieną. Nes pagalvojau, kad jau nebe apsimoka man daryti nieko. Tai tiesiog. Šiaip mano tie vlogmai tokie paprasti. Nei aš ten daug kažką to kalėdinio pavyko nufilmuoti, nes vis tiek viena esu, tai kažkaip ir sugalvoti kažko labai daug, tai neišeina tiesiog savo visas dienas man ir tai jau filmuoti kiekvieną dieną, ką veikiu, jau yra man čia išlipimas iš komforto zonos, nes niekada neteko tiek filmuoti. Tai bent jau tiek faina, tai tikiuosi jums vis tiek patiko tie mano vlogmai. Kokį čia dabar filmą pasižiūrėsiu. Eisiu susiras, nes aš šiaip kai vieną žiūriu filmus, tai man turi būti filmas kažkoks vertas dėmesio. Nesirenku ten belė kokio, įsirenku toks, kuris tikrai bus įdomus. Tai šiaip labai daug filmų nesu mačiusi iš 20 metų. Tai vis atrandu kažkokį naują. Praeitą kartą, kai žiūrėjau paskutinį kartą, tai buvau jau mačiusi tą filmą, bet vis tiek jau senai, tai vis tiek buvo faina žiūrėti, prisiverkiau. Oi, liūdna buvo. Ai, man patinka tie romantiniai. Vis tiek kažkaip įdomu. Išsiverkia, išsižiūri, išsivalai, kaip sakoma. Labas rytas, tai šiandien dar su jumis nesveikinau. Tai žodžiu, savo rytą pradėjau nuo tvarkymosi. Truputėlį po biškį tvarkinėjos, kalbėjau su draugė. Tai nebuvo kada nufilmuoti, dabar truputėlį bandysiu jums parodyti, kaip viską darau, kaip viskas vyksta. Tiesiog truputėlį rūbus apsitvarkiau. Išsidėjau plauti jau antrą skalbenkę. Žodžiu, po biškį išsitraukiau iš knygos savo sudžiovintą žolelę, žodžiu, susidėjau į dėžutę. Tai jau laikas kaupti naujų dėžučių, nes nebeturiu kur ką dėti. Man labiau patinka tokios storesnės, kur kaip tiesiog tokios ne kardoninės tos dėžutės, o tos tokios barškančios, žodžiu, nežinau, skardinės tokios, žodžiu, nes ten geriau susidėti. Tai vat, nežinau, šiaip, man atrodo, kad neišsimegojau, nes tokia tingiu šiaip kažką daryti, bet reikia tvarkytis. Bent biškį kažką greitai bandysiu, čia. Vieną kitą kambarį. Apsitvarkyti vis tiek namučius reikia palikti gražius. Paruošti naujiems metams, nes vis tiek grįšiu po naujų metų. Kaip įsivažiuoti darbus, kai neturi jėgų. Ir dar paskutinė diena tokia darbinga, o paskui ilsėsiuos. Ir šiandien parodysiu visą kalendorių. Nors aš jau jį visą mačiau,
prisipažįstu, išplėšiau, nes jisai didžiausia nesąmonė, kokią tikriausiai kažkada pirkau. Nu ne, nėra nesąmonė, bet nusivyliau, bet apie tai vėliau. Tai visas dovanas vėl iš naujo parodysiu. Keistai čia man tas lūpdažis atrodo, pasidažiau. Su lūpdažiu tai taip keista. Tai va, gerai keliauju daryti, tvarkytis, nes vėliau dar draugę noriu užsukti, dar pasibūti, paskutinė dienelė. Tai va, keliauju tvarkyti, žodžiu. Kažkaip. Iš tikrųjų, žiauriai gaila, kad paprastos grandinėlės, auskarai, kuriuos perkam iš Sheino, nu, žiauriai pajuoduoja. Nu ir tiesiog gaila, nes tu paskiau tiesiog tokių juodų tu jau nebenešiosi. Ir mano visos gražiausios grandinėlės jau yra tamsios. Tai kurios bus iš Sheino, tai užsisakysiu. Pavyzdžiui, šita, ji buvo mano pati mėgstamiausia, bet ji irgi jau yra tokia pajodavus. Na ir taip gaila, nes aš ją pirkau iš Sensėjaus ir nu dabar jau jos nebenusipirksiu. Nebent rasčiau panašią Sheine. Bet šiaip realiai, kai nusipirkau šitą, tai nebenešioju. Nu aš dabar vat irgi buvau nusipirkusi tą naują, kur su širdutė. Ir aš jos net nebuvau užsidėjusi, tai tiesiog stoviu supakuota, kad neparduotų. Bet tiesiog man patinka pasikeisti ir aš tikrai žinau, kad vasarą paimsiu ir tikriausiai pasikeisiu, bet tiesiog norėjau pasakyti, kad žiauriai gaila, kai jos iš tikrųjų paruduoja, pajuoduoja ir tiesiog nebegali su jom nieko padaryti, nes jos nėra sidabrinės. Tai vat, grįžtu, ką tik pavalgiau, prisivalgiau, išsiviriau 2 kiaušinius. Ir kadangi pasibaigė pienas, tai turėjau gerti karštą kavą. Tai susitvarkiau kiekvieną kampelį, viską, žiauriai pavargau. Pasilikau paskutinį dieną viską, tai žodžiu, keliausiu dabar prisileisti vonę po 100 metų. Noriu labai pailsėti, parelaksinti. Ir jo biškiu pailsėsiu kokias 2 valandėlės ir tada keliausiu dėtis daiktus. Net nežinau, ką dėsiu iš tikrųjų. Eisiu tada dar aptarti kalendorių. Arba žiūrėsiu, kaip čia seksis, žodžiu, kiek laiko užtruksiu toj vonioj. Tai vat, keliauju tada aš tvarkytis, žiūrėtis, prisileisti vonę. Nu ir susitiksim
tada ten. Tuomet naudosiu štai tokias vonios putas. Irgi violetinės. Žodžiu, išsimaudžiau, dabar fresh visą, jau atsileido pirštai, tai žodžiu, gal apie 1,5 valandą maudžiaus. Taip gera buvo po tiek laiko įsimauti, nežinau, jaučiu paskutinį kartą maudžiaus arba prieš 2 metus, arba prieš 1,5 metų, tai nežinau, nes nepamenu, ar čia dar maudžiaus, ar paskutinį kartą maudžiaus kitame bute, kur gyvenau. Tai ką, keliauju po biškis pasižiūrėti, ką čia daiktus dėtis, surasti savo sąrašiuką. Ir išsileidau koduką, tai garbanoti dabar tokie plaukai. O šitas blogelis bus žiauriai geras, dėl to, kad žiauriai gražiai atrodo per jį. Jo, man labai patinka šitie plaukai, tokie, sakau, grinai aš, tokie... Nu tai grįžau, žodžiu, susidėjau jau visus daiktus, nieko ten daug net nebūtų buvę ką filmuot. Labai įsidėjau keletą rūbų, kosmetikos, ausinės, sąsiuvinį ir pasą, visus tuos svarbius dalykus. Nu tai ką, atėjome prie galo, jog vis tiek nebebus kada man išpakuoti, tai užbaigti. Tai žodžiu, nežinau, bet šiandienos dieną, na aš tiesiog jau viską buvau užpakavus, tai tiesiog noriu viską užbaigti ir aptarti. Tai žodžiu, šiandienos dieną yra muilas, tikriausiai ūkiškas, bet kvepia tokiam žolelėm. Išpakuosiu. Nu jo muilas, bet jis juodas. Ir čia turi kažkokią kempinėlę. Taip, 20 dieną toliau turim. Kremukas, vėl toks pat, kur ir anas, tik tais kažką kitko daro. Jis toks labiau kaip... kaip gelis kažkoks. Sekantis dalykas tai yra... vazelinas. 2 dieną. Sausio šampūnas, kurio tikriausiai niekada nepanaudosiu, tai atiduosiu kam nors. Bet šiaip labai skaniai kvepia. Tas ant galo čia nais viskas, tai iš vis šudeliakai kažkokie. Žodžiu, iš 3 tokių. Papiguškės sudėtos iš tikrųjų. Na ir paskutinė diena vos negeriausia. Žan 4, nes yra 2 dovanos. Tai yra, aš čia žiūrėjau antakių powder. Nu, tipo, žiauriai skanus kvepaliukai, aš jau juos naudojau. Nes va jau nuo viršaus kiek. Ir jie yra tokie blizgantis. Tai sakiau, nusipirksiu tokius normalius, kai šituos išnaudosiu. Negaliu. Nu tai vat, ir toks tas mūsų kalendorius. Ben, nežinau, bet... Jeigu dabar žinočiau, kokios dovanos, tai tikriausiai nebūčiau pirkus. Tai žodžiu, kokie dalykai man patiko, tai dulksnelė, kuri belia kaip skaniai kvepia. Tonikas, kurį naudoju, jau kiek nunaudojus esu.
serumiukas mano mėgstamiausias su morkom. Tuomet šitie kvepaliukai, apie kuriuos ką tik kalbėjau. Kremas visai neblogo kvapo. Na ir tuomet kosmetika, tai šita palečiukė ir highlighteris. Ir dar pamiršau paminėti tušą, tai aš jį žodžiu susipakavau, tai pamiršau paminėti, tai jo dar tušas buvo nerealus. Tik tiek patinkančių, nu gal dar šitą priskirtume, nes visi blizgiai man patinka. Bet šiaip pavyzdžiui, kaip pasta, muilas, žirklutės, tai labai mane nuvylė iš tikrųjų. Ir šiaip visi vat tie kremukai veidui, kad ir jų mažai, bet ta prasme, nu, nežinau, kada man čia reiktų išnaudot. Pavyzdžiui, šitas man nėra reikalingas, nes jisai nuo raudonumo, o mano veidas neraudonuoja, tuomet lūpdažis galėjo būti kitokios spalvos, tai jis tikrai keliaus pas kažką iš mano pažįstamo. O šitas dalykas labiausiai nuvylė, nes jisai žiauriai smirda. Aš nežinau, jis tipo irgi čia kažkoks sveikuoliškas yra, bet jis taip dvokia, kad, nežinau, nu netepčiau aš jo ant savo veido. Nežinau, aptariant visą tai, tai tikrai nelabai man patiko, nes mažiau nei pusė man patiko iš vis. Tai nežinau. Nežinau, ar vertas buvo 30 eurų šitas kalendorius. Šiaip galite pakomentuoti komentaruose, jeigu kažkas turėjo šitą kalendorių, ar jums patiko, nes man nelabai. Per daug veidui, aš sakau, aš tikėjausi, kad bus kažkaip daugiau kosmetikos ir lūpdažį norėjosi ir tai kokių šešėlių ar dar kažko, tai žodžiu. Na, aišku, nieko norėti, Eurokosas, grožio kalendorius, atsižvelkime į tai, bet nežinau. Aš pasilikčiau prie tos nuomonės, kad nelabai man patiko. Tai vat, viskas. Aptariau viską, apšnekėjau, aprodžiau, susitvarkiau viską, susikroviau ir viskas. Eisiu editinti šitą video, nors labai norėjau pailsėti, bet nežinau, kaip man gautųsi rytoj sueditint, nes rytoj vis tiek visą dieną beveik keliausiu ir tik vakare būsiu, tai tikrai nebėgsiu ir needitinsiu video, todėl turiu padaryti tai šiandien. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškite paspausti patinka ir būtinai subscribe, pasiekti mane Instagram'e ir TikTok'e, o aš keliauju editint ir susitinkame su jumis rytoj, poryt, nežinau, kaip ir minėjau, dėl sekančio video, kada jisai įsikels, kada aš iš vis įkelsiu video, nežinau kada, bet laukite, tikrai bus videkų iš Anglijos ir stengsiuos įkelt, dar būnant ten, bent jau iš to vlogmo, visos kūčias, kalėdas ir panašiai, tai žodžiu. Susitinkame sekančiame mano video, nežinau kada.